Sveiki kolegos, pašnekėsime apie paskyrimo lapus. Kaip matote, jis niekom nesiskiria nuo kituose skyriuose esančių paskyrimo lapų. Kas pažymėtina? Klijuojame lipduką su paciento duomenimis, kampe užrašome paciento vietą, kuris randasi, ar tai yra lova, ar tai ratai, ar tai yra reanimacinė palata. Jeigu tai yra ambulatorinis, rašome AMB. Toliau visi tiek infuzijos, tiek tabletės, tiek intraveniniai vaistai rašomi vieni šalia kitų, narkotiniai analgetikai taip pat neturi kažkokių išskirtinių reikalavimų. Toliau, jeigu tai yra skrandžio plovimas, AKG, rašykite juos apačioje. Kas pažymėtina, tai kad visus analgetikus leiskite tiesiai į veną. Jokių lašelinių tiesiai į veną. Žinoma, petidinas, kitaip dar doloblokas, yra leidžiamas tik į raumenį. Tai yra viena išimtis. Visi kiti nuskausminamieji leidžiami tiesiai į veną. Dar vieną dalyką, žinokit, surašykite pirmą paskyrimus, paskui duokite sesėm, kad nebūtų paskui jokių neaiškumų. Sėkmės!